Vienas iš tavo, vat, ką tu dar paminėjai, tai kaip suformuosime klausimą, paveiks atsakymą. Tai absoliučiai. Tai, pavyzdžiui, pasakysiu labai paprastą pavyzdį. Ar, tarkim, ateina gripo sezonas, ne, va čia turim vakciną, tai ar skiepytumėsi, jeigu žinotum, kad vis tiek 30% tikimybė, kad susirgsi? Vis tiek bus 30% tikimybė, kad susirgsi. Tai va čia yra vienas būdas suformuoti. Kitas yra, ar skiepytumėsi vakciną, kur 70% tikimybė, kad jinai tave apsaugos. Galiu galvą guldyti duoti, kad jeigu mes išeitumėm į gatves su vienu ir kitu klausimu, mūsų procentai būtų visai kiti atsakymų. Nes vienas yra vėlgi, tai yra win, tai yra apsaugos mane, didesnis paskaičius, daugiau yra daugiau, 70%. Kitas yra, vėlgi, tai yra negatyvi žinutė, ne, tai yra susirgsi, vis tiek susirgsi. 30%, tai čia 1 iš 3 praktiškai. Tai nežinau, gal čia nėra ko apskritai skiepytis. Tai absoliučiai, tai kaip mes formuojam klausimą 100% gali ir paveiks žmogaus atsakymą ir dėl ko, kaip tai yra beprotiškai svarbu, kai eina kalba apie apklausas.